111. Labą dieną, gerbiamas kancleri, kolegos pasieniečiai, partneriai ir svečiai. Šiandien džiaugiamės pristatydami įsigytą naują modernų sraigtasparnį H145, kuris bus skirtas specialiosios tranzito schemos funkcijų užtikrinimui. Informuojame, kad šio renginio transliacija vykdoma YouTube kanale. Kviečiame žodį tarti Vidaus reikalų ministerijos ES investicijų departamento direktorę Liną Šemetulskytę. Labas rytas, kolegos. Dėkoju už galimybę pasveikinti visus su sėkmingai įgyvendinto projekto pristatymu. Didžiausi sveikinimai nuo Vidaus reikalų ministro, kuris šiuo metu su Europos komisijos delegacija kaip tik žiūri, kaip praktiškai funkcionuoja specialioji tranzito schema ir išbando įsigytą sraigtasparnį. Kad šis projektas labai svarbus, manau, dauguma supranta, ypatingai šios tokios geopolitinės situacijos metu, bet kokia įranga įsigyta, kuri užtikrina geresnį funkcionavimą specialiosios tranzito schemos, suvaldo rizikas, tai yra vienareikšmiai labai svarbus dalykas, bet aš turbūt norėčiau padėkoti ir projekto įgyvendinimo komandai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai iš Vidaus reikalų ministerijos kaip fondo vadovaujančios institucijos pusės. Todėl, kad įgyvendinti projektą yra tikrai sudėtingas dalykas. Prie projekto dirba daugybė žmonių, kurių šiaip kasdienis darbas yra nepastebimas, nes visi matome šiandien rezultatą, sraigtasparnį, kuris pakilo į orą, ar ne? Bet taip kaip tas projektas buvo parengtas, paraiška, gautas finansavimas, vykdyti viešieji pirkimai, vykdytos dėrybos su gamintoju, sraigtasparnis parskraidintas į Lietuvą ir pradeda vykdyti savo funkcijas. Tai yra visa eilė grandinė veiklų, funkcijų, ar ne? Ir šalia stovi žmonės, kurių kiekvieną dieną mes ir nematome. Tai Valstybės sienos apsaugos tarnybos komanda ir Virgaudas, ir Lina, ir Audrius, kurie dirbo prie šio projekto, tai manau, kad didžiausia yra nusipelnę padėkos ir pagirimų už tai, kad mes turime šiandien rezultatą puikų. Taip pat projekto gyvenime dalyvavo ir Vidaus reikalų ministerijos komanda ir Centrinė projektų valdymo agentūra. Tai yra bendras mūsų visų rezultatas. Tas džiugina, yra smagu. Ir pamatysime rezultatus detaliai, kaip projektas vyko, kokios veiklos sudėtinės, tai pristatys projekto vykdytojai. O aš tiesiog norėčiau gal dar kartą pasidžiaugti, kad turime nuostabius pasieniečius, kurie ne tik
leidžia mums jaustis saugiais kiekvieną dieną, atlikdami savo funkcijas, bet mes jaučiamės saugus ir kaip su projekto vykdytojais, todėl kad yra pavyzdys, kaip reikia įgyvendinti projektą. Niekada nebuvo kažkokio tai pastebėjimo neigiamo, ar audito kažkokios išvados, ar iš tikrintojų, kad būtų kažkas nesklandu. Tai kaip kalbame apie projektą, tai mes saugiai jaučiamės ir kaip vadovaujant instituciją, kai turime tokius nuostabius projektų vykdytojus. Tai sveikinu visus su šiuo rezultatu, ką mes šiandien turime. Linkiu produktyvaus pristatymo ir turbūt tuo pačiu, pasinaudodama progą, noriu padėkoti Europos komisijai už suteiktą finansavimą, nes šis projektas buvo pilnai finansuotas ES lėšomis. Ačiū ir gero laiko. Kviečiame Valstybės sienos apsaugos tarnybos aviacijos valdybos viršininką Rolandą Volskį pristatyti projektą. Labadiena visiems, gerbiami kolegos, svečiai. Tai kaip ir gerbiama ministerijos atstovė paminėjo, tai yra nematomi žmonės. Tai vienas iš jų esu aš, ar ne, kurio nieks nematėt, bet prie šio projekto irgi esu pridėjęs šiek tiek pirštų, nagų ir, kaip sakant, teko kandžiotis ir ginčytis su Airbus atstovais. Bet labai trumpai norėčiau pradžių istoriją gal trumpai pristatyti, kodėl būtent toks sraigtasparnis, tiksliau sraigtasparnis, kirčiuojasi ar ne, tai kodėl būtent toks sraigtasparnis. Visų pirma, mes turim unikalų parką, tai yra vien tik tais Airbuso gamintojo sraigtasparnius visus, todėl mūsų ta vadinama sraigtasparnių ekosistema, jinai turi išlikti vieninga dėl daugybės specifinių dalykų, tokių kaip kvalifikacijos, įrankiai, mechanikai, priežiūra, planavimas ir panašiai. Nes aviacija paprastai sudeda visą laiką iš 5 etapų, tai yra planavimas, techninė priežiūra, visa infrastruktūra, tai susijusi su aikštelėmis ir aišku patys pilotai. Tai pradėti nuo pradžių, tai mes pasirinkom šitą vienas H45 sraigtasparnį, kuris iš esmės yra panašus į mūsų dabar turimą senuką jau 2006 metų EC145 sraigtasparnį, tačiau jis yra jau naujausios kartos šis, patobulintas, jo ir kilimo galia yra didesnė keliamoji galia ir funkcijų įvairovė yra daug platesnė. Galimybės, kitaip sakant, yra daug didesnės. Tai čia dėka, žinoma, mums labai reiktų padėkoti Vidaus reikalų ministerijai, Centriniai projektų valdymo agentūrai, viešųjų pirkimų tarnybai, kad leido ir pritarė vykdyti pirkimą iš vieno tiekėjo, konkrečiai iš Airbuso gamintojo, kad neįsipainioja į mūsų ekosistemą kažkas tai, kitas, sakykime, gamintojas, su kuriuo mes būtumėm praktiškai paralyžuoti, nes nei pilotų neturėtumėm, nei mechanikų, nei planuotojų, nieko. Gaunasi sraigtasparnis atkeliautų, bet jisai stovėtų ant kaladžių bent 3-4 metus, kol surinktume atitinkamai patirties pilotai, mechanikai, kad galėtų patys savarankiškai skristi arba savarankiškai prižiūrėti atlikti techninę priežiūrą sraigtasparniui. Tai čia būtų visiškai, sakykime, labai lėšos neefektyviai panaudotos. Dėl darbotvarkės aš neminėsiu, jau ministerijos gerbiamoji atstovė puikiai paminėjo, koksai tai yra projektas, iš kokių lėšų tai buvo finansuota, visa 100% yra skirta ES lėšomis, todėl aš čia nesiplėsiu, tiesiog labai trumpai vyko dėrybos ir su Europos komisija, buvo prašymas, kad skirti naują sraigtasparnį ir pagrindinis argumentas buvo kodėl, nes turimas parkas ir ekosistema yra sena. 2006 metų naujausi, sakykime, mūsų sraigtasparniai yra jau praktiškai 20 metų senumo, 18 metų, 19 metų jau tuoj su jais. Ir kas yra, jų techninė priežiūra trunka labai ilgai. Geopolitinė situacija pasikeitė kardinaliai, sakykime, mūsų kaimynai tapo agresyvesni, mums pasirengimas ir reagavimas tapo vis didesnių iššūkių ir didesnė siekiamybė lydėti daugiau traukinių vykstančių būtent iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį ir atgal. Su senuoju parku mes galėjome maksimum, ką įspausti, tai yra iki 10% visų traukinių galėjome lydėti vykstančių per Lietuvą. Tai su naujoju sraigtasparniu mes įsipareigojame Europos komisijai tą procentą viršti, tai reiškia virš 10% visų traukinių privalome lydėti. Ir su tuo nauju sraigtasparniu mes tą pasiekti tikrai galėsim, nes jisai
dar ilgą laiką bus praktiškai naujas, jam bus garantinis laikotarpis ir techniniai priežiūrai jis bus daug trumpesnį laikotarpį. Todėl mes galėsime daug dažniau su juo vykdyti atitinkamas užduotis. Šis sraigtasparnis yra lygiai toks pat, kaip mūsų kiti nupirkti dar 2 iš Astravinio fondo, tai yra būtent radiaciniai žvalgybai iš oro iš valstybės biudžeto skirtų lėšų. Jis yra identiškas, tačiau be specialiosios įrangos. Atrodytų, kam tada kaip mes jį naudosim, o naudosim labai paprastai. Tai reiškia, mes tą turimą įrangą nuo kitų sraigtasparnių galime pilnai pritaikyti ant šio STS-inio sraigtasparnio, kadangi yra įrengti visi tie vadinami provisionai, kitaip sakant, įrengtos visos jungtys, visi pajungimai padaryti, kad mes galėtumėm savo turimą įrangą, tiek prožektorius, tiek kameras, tiek visą kitą įrangą, kurios reikia, naudoti ant šio STS-inio sraigtasparnio. Todėl jisai, galima sakyti, yra irgi multifunkcinis, galės vykdyti visas užduotis tas, kurias gali atlikti ir kiti sraigtasparniai. Tačiau, žinoma, jis yra finansuojamas 100% iš STS-ui kalinio tranzitui skirtos schemos, reiškia ir užduotis jisai vykdys tik tai išimtinai susijusi su STS funkcijų užtikrinimu. Toliau dėl tų pinigų, pinigai buvo irgi paminėti, tai yra 11 milijonų eurų. Čia irgi mums labai pavyko, dėka, aišku, ir ministerijos, ir viešųjų pirkimų tarnybos, ir mūsų tarnybos, centrinės įstaigos, kad visų 3 sraigtasparnių pirkimas buvo susietas į vieną visumą, todėl ir kaina tikrai pavyko įspausti daug geresnė. Ką norėčiau pritarti vidaus reikalų ministerijai, paantrinti, kad iš tikrųjų šis projektas buvo žiauriai per trumpą laiką ir žiauriai sudėtingos apimties įgyvendintas. Ir mums 2023 m. rugsėjo 7 d. pavyko pasirašyti sutartį su tiekėju, su gamintoju, nes jeigu būtumėm pavėlavę dar bent 2 savaitės, projektas būtų neįvykęs iš viso. Neįvykęs kodėl? Nes kainų perskaičiavimas Airbuso gamykloje įvyko po kelių savaičių ir pabrango viskas bent 20%. Tai reiškia, nei pinigų sumą mes nebūtumėm tilpę, nei būtumėm įsigiję. Dėl ko tokie terminai ir kodėl toks sudėtingumas? Kad suprasti, pradžioje mes gavom tokį prašymą, spaudimą, paspausti dar labiau Airbusą, perkam net 3 sraigtasparnius, kad galėtumėm dar didesnių nuolaidų išgauti. Bet tiesiog, kad tokiam bendram suvokimui, mes tik pasirašėm sutartį, po savaitės Airbusas pasirašė sutartį su Vokietijos federalinė policija ir su karinėmis pajėgomis. Vieni perka 45, kiti perka 55 sraigtasparnius, lygiai tokius pačius. Tai ką tai reiškia, jeigu mes būtumėm dar 2 savaitėm pavėlavę, tai mes dar 2-3 metam savo eilę kaip minimum būtumėm nukėlę į ateitį. Tai reiškia, projektas jau yra nebeįmanomas, tiesiog dėl technologinių savybių, sakykime, ar ne, technologinių galimybių pačios Airbus gamyklos. Tai čia mums iš tikrųjų pavyko nerealiai. Airbusas pats labai nustebęs, tų sraigtasparnių prigamina tikrai labai daug per visą pasaulį, tačiau tokius pagamino mums universalius, pritaikytus visoms užduotims, jie gamino pirmą kartą, ar ne, ir tokia apimtim jie patys džiaugiasi, dalyvauja jų patys geriausi inžinieriai, konstruktoriai, kurie gamino ir prisidėjo prie šio sraigtasparnio, prie šio projekto. Ir jie tikrai patys labai didžiuojasi šiuo projektu, kadangi tokius universalius turės pirmą kartą sraigtasparnius, kokius turime mes. Tai čia, sakykime, iššūkis buvo ne tik tais mums, bet ir pačiam gamintojui. Ir ypatingai per tokį trumpą laiką, atrodytų lygtis ir nemažai, projektas truko nuo 2023 m. sausio 1 iki šių metų balandžio 30 dienos. Tačiau žinant, kad sutartį pasirašėme 2023 m. rugsėjo 7 d., darybos buvo irgi be galo sudėtingos. Atrodo, vienas tiekėjas kažkas sudėtingo. Tačiau, kai susėdi tarti su pačiu gamintoju, ypatingai teisinius dalykus, kur reikėjo perlaužti milijardinę kompaniją, tai yra milijardinės, įsivaizduokit, tokia tai yra didžio kompanija su jų teisininkais, reikėjo juos perlaužti ant to, kad mes galėtumėm pritaikyti mums naudingas sąlygas, naudingą teisę. Nes jie griežtai pasisakė pačioj pradžioj, kad bus taikoma tik Vokietijos teisė, arba blogiausia Šveicarijos teisė, ar ne, kas mums netinka pagal mūsų nacionalinės teisės aktus. Reikėjo įtikinti, kad ne, mes negalim, privalo būti Lietuvos nacionalinė teisė. Ir prasidėjo daugybė kitų dalykų ir mano pakeitė mąstymą apie vokiečius, nes visą laiką galvojau, vokietis sako ordnung is ordnung, reiškia nuo 8 iki 5, 5 padeda tušinukai, išeina namo. Tai per mūsų dėrybas, kai vyko Lietuvoje dėrybos, buvo prisijungę tiesiogiai ministerija, viešųjų pirkimo tarnyba, centrinė projektų valdymo agentūra.
tai nesumeluosiu, dėrybos vyko iki 4 valandų ryto, ar ne, vieną dieną ir kitą dieną iki 3 praktiškai ryto, ar ne, tai vokiečiai nei namo, nei valgyti neturėjom, nei atsigert per daug neturėjom kažko, sėdėjo visi dėrybos vyko ir kažkaip tas laikas praėjo labai, labai greitai. Bet visi etapai vyko sklandžiai dėl pačių sraigtasparnio galimybių. Tai yra dvimotoris sraigtasparnis, vien motorą mes ateityje planuojame iš vis atsisakyti, nes su jais virš miškų, virš vandens telkinių skristi yra pakankamai nesaugu, nes tai yra tik tai vienas variklis, jeigu kažkas nutinka, antros galimybės įsigelbėti nelabai turime, ar ne, tai 2 varikliai visą laiką yra saugiau, jeigu vienam kažkas nutinka, antras visą laiką mus išgelbės. Dėl galimybių, tai reiškia, tai yra sudaro kas? 2 pilotai, vienas pagrindinis, kitas copilotas vadinamas, ir iki 8 keleivių, be specialiosios įrangos. Todėl manęs dažnai klausia, kiek galim paimti aro vyrų, kiek galim paimti, sakykime, kažkokios specialios paskirties vyrų į sraigtasparnį, aš visą laiką atsakau, kokia užduotis. Nuo to viskas ir priklauso. Ar sraigtasparnis bus sukomplektuotas su kamera, su, sakykime, prožektorium, su kita specialia įranga, atitinkamai keleivių skaičius mažėja, nes tiesiog vietos tenais nebelieka ir keliamoji galia sraigtasparnio tampa apribota. Tai šiuo atveju su standartinė komplektacija, su 2 pilotais, 8 keleiviais, be papildomo kuro bako, sraigtasparnis gali nuskristi iki 700 km, tai yra grubiai 600-700 km ir iki 3 valandų skrydžio laiko. Bet mes turim įsigiję ir papildomą kuro degalų baką, tai dar 1 valanda skrydžio prisideda, tai reiškia, iki 4 valandų gali sraigtasparnis būti ore ir iki 900 km nuskristi nuotolio. Tai kaip aš ir minėjau, mums buvo užduotis turėti pirmąjį sraigtasparnį tokį, kuris gali visą STS maršrutą lydėti traukinį nuo to, kai traukinys kerta sieną iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiuoja, iki to momento, kai traukinys išvažiuoja iš Lietuvos ir kerta Kaliningrado srities teritoriją. Nes iki šiol mūsų turimi sraigtasparniai galėjo išbūti ore iki 2 valandų 2,5. Tai reiškia, o STS traukinio palyda trunka apie 3 valandas, 3 ir su trupučiu. Nes traukinys važiuoja daug lėčiau negu skrenda sraigtasparnis, todėl ir yra sudėtinga jį lydėti visą laiką, nes sraigtasparnių nėra problemų iš vieno galo į kitą praskristi į Lietuvą, jis gali per valandą tą atstumą praktiškai įveikti, tačiau kai traukinys važiuoja pakankamai lėtai, jį reikia lydėti visą laiką. Todėl šis sraigtasparnis jau galės visą apimtimi pilnai užtikrinti visą traukinio judėjimą per visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Ir kodėl sraigtasparnis, kam jis reikalingas? Daug miškingų vietovių, retai apgyventų vietovių, per kurias važiuoja tranzitinis traukinys. Ir jeigu nutinka kažkoks tai STS incidentas, mes privalom reaguoti. Ir nieks greičiau nesureaguos negu sraigtasparnis. Nes sraigtasparnis, kad suprasti jo galimybės, yra pavaizduota tokia reagavimo schema arba, trumpai sakant, algoritmas, per kiek laiko, kur sraigtasparnis gali atsidurti. Tai mums toliau negu yra Kaliningrado sritis nebereikia žiūrėti, tai per valandą laiko sraigtasparnis gali pasiekti bet kurį STS tranzito, sakykime, tašką. Tai su automobiliu, ne visais atvejais ir ne visur taip staigiai privažiuosi, taip greitai sureaguosi. Tai sraigtasparnis tikrai yra puikia ir prevencinė priemonė, kaip užkardanti galimą pažeidimą ir, žinoma, tą pačią atlikti stebėsiną, pačio traukinio palydą. Todėl, kad, vargu ar rizikuos kažkoks tai, sakykime, pažeidėjas bėgti kažkur, žinant, kad sraigtasparnis lydi traukinį, nuo jo pabėgti praktiškai, sudėtinga arba neįmanoma, nes tikrai galimybės kameros, optikos šiais laikais yra praktiškai nerealios ir tikrai žmogui pačiam kažkur dingti būtų nerealu. Tai mes paprastai žurnalistai klausia, ar jūs kiekvieną traukinį lydit, ar kiekvieną kažkaip kaip jūs pasirenkat. Tai pasirinkimas yra paprastai pagal įvairius rizikos faktorius ir aišku, jeigu gaunam kažkokį pranešimą iš Lietuvos geležinkelių, kad planuojamas kažkoks traukinio sustojimas ar kažkur yra gedimas ir panašus tokie incidentai. Reiškia, mes galime tada kelti sraigtasparnį ir visą tą traukinio maršrutą lydėti jį nuo pat pradžių iki pat pabaigos arba nuo vidurio, priklausomai nuo poreikio, nuo sudėtingumo. Tai trumpai tariant, mes visą Lietuvą galime, iš mūsų bazės yra pavaizduota H raidė, tai yra Paluknyje, ten, kur buvome visiškai neseniai,
iki tolimiausio Lietuvos taško, tai yra Kuršių nerijos, per 1,5 valandos nuo skambučio gavimo galime atsidurti toje vietoje. Tai pakankamai, sakykime, greitai tas reagavimas ir vyksta. Sraigtasparnį patį gamino vokiečių kompanija Airbus, kuri randasi Donauvorto mieste, tačiau reikia suprasti, kad tas sraigtasparnis yra žiauriai sudėtingas, sakykime, įrankis naudoti sienos apsaugai, tranzito schemos apsaugai. Ir daugelis jo detalių yra gaminamas ne tik tai Vokietijoje, keliauja iš viso pasaulio. Čia yra pavaizduotas tas vadinamas angliškai kokpitas, arba kitaip sakant, kabina įgulos, kuri realiai yra pagaminta Japonijoje, Kawasaki gamykloje. Atkeliauja iš Japonijos ir jau toliau pradedamas sraigtasparnis po truputį lipdytis į vieną visumą. Varikliai, sakykime, mentės, taip toliau ir panašiai. Ir žinoma, aišku, sudėtingiausia dalis, ta visa vadinama avionika, tai yra elektronika, kitaip sakant, kompiuteriai. Ir kaip sako, koks pagrindinis skirtumas tarp seno ir naujo, tai, aišku, vizualiai labai lengva atskirti, naujas turi 5 mentės, senas turi 4 ir tą turi vadinamą fenestroną, tai yra apsaugota galinė irgi. Galinis reduktorius apsaugotas, kad žmogus netyčia nepakliūtų, jo ten nesužalotų ir taip toliau. Bet visa kita tai yra elektronika, avionika, kitaip sakant. Jeigu senasis daugiau buvo toks kaip mechanika, daug labai prietaisų vizualių, kaip ir automobiliuose, rodiklytės, tai naujausiam sraigtasparniai viskas yra kaip planšetinis kompiuteris. Ta prasme, mokėk naudotis gerai planšetiniu kompiuteriu, mokės ir sraigtasparnį valdyti. Aišku, juokauju, reikia šiek tiek daugiau žinių, bet realiai viskas yra planšetas. Tai yra tiesiog viskas valdoma, kitaip sakant, kaip kompiuteriu. Trumpai galite ir pamatyti vidų, kaip viskas atrodo. Tai čia praktiškai vien tik tais planšetiniai ir yra visi įrenginiai ir toliau yra, kaip atrodo, tas visas vidus. Sėdynės jos lengvai išimamos, lengvai įdedamos, komplektuojamos, gali būti įvairiai. Taip kaip matėte, tiksliau jūs gal ir nematėte, taip kaip įskrido šiandien įgula mūsų su keleiviais. Sėdynės gali būti komfortiškai sudėliotos taip, kaip keleiviai būtų patogu. Ir gali tokios vadinamos sėdynės yra high density seats. Tai yra sėdynės gali būti išilgai sraigtasparnio išdėliotos, jos yra šiek tiek kitokios. Bet čia daugiau skirtos jau spec pajėgoms, aro vyrams, specialios paskirties, užduotiems atliekantiems asmenims tam, kad su ginkluotė, su ekipuotė viens kitam netrukdyti, tarp sėdynių neužkliūtų, nesusižalotų ir saugiai galėtų palikti orlaivį per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Tai, kas liečia sraigtasparnio trumpą pristatymą, norėčiau tik dar kartą padėkoti mūsų, kaip sakyti, negaliu sakyti rėmėjams ar ne, bet mūsų projekto partneriams ar ne, tai yra Vidaus reikalų ministerijai, Centriniai projektų valdymo agentūrai. Žinoma, reiktų nepamiršti viešųjų pirkimų tarnybos, kuri tikrai ženkliai prisidėjo prie to, kad leistų mums pirkti iš vieno tiekėjo. Tai mums be galo padėjo ir spėjom tilpti į terminus, į laikus ir galų galia aplamai, kad tapo projektas aplamai įmanomu. Nes jeigu būtumėm uždelsę, tai būtų tiesiog, mes būtumėm šiandien čia nesusirinkę ir tos sraigtasparnio būtumėm tiesiog neturėję. Tai yra tiesiog tokia tiesa, o tai, kad tas projektas yra tikrai didžiulis, ir tai, kad jis yra išimtinai per tokį trumpą laiką įgyvendintas, tai yra tikrai, sakykime, beveik stebuklas, nes teko dalyvauti ir pačiam, sakykime, familiarization flight vadinamas tokiuose mokymuose Vokietijoje. Ir sėdėjo šalia mūsų užsienio kolegos iš Prancūzijos ir iš kitų šalių ES, kurie irgi įsigijo tokius pačius sraigtasparnius. Ir klausė, kada jūs gausit, sakau, mes jau turim gauti 25 metų pirmą ketvirtį sraigtasparnį. Sako, tai kada jūs įsigijot? Sakau, sutartį pasirašėm 23 rugsėjį. Sako, tai neįmanoma, sako, mes 22 pasirašėm ir tai 26 gausim. Tai čia nesakysiu kokiais dalykais, bet viskas yra pavyko, ar ne, ta eilė susidėliojo taip, kaip susidėliojo, ar ne, ir mes sėkmingai tuos sraigtasparnius gavom. Ir projektas sėkmingai įgyvendintas, tai čia galiu padėkoti tais visiems, be jūsų visų nebūtų to ir sraigtasparnio, nebūtų šio renginio. Tai aš savo pasisakymą trumpai baigiau. Jeigu kažkas dar be to, kad mane išgirdo, tai jeigu skrandis dar netaip garsiai gurgia, turit klausimų, galit klausti, aš atsakysiu. Jeigu neturit klausimų, tai ačiū tada uždėmesį.
Turbūt kelias žinutės vis dėlto reikia užakcentuoti, aš supratau. Žodis sraigtasparnis, kirčiuojamas kaip sraigtasparnis, o ne sraigtasparnis. Naujieji turi 5 mentės, ne 4, ir ore išbūna ilgiau, o tai leidžia užtikrinti traukinio lydėjimą visą atstumą per Lietuvą. Ačiū labai, Rolandai. Noriu paklausti, ar yra kas nors iš svečių, kas dabar norėtų tarti žodį? Jeigu nėra, tuomet kviečiu Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoją, pulkininką Saulių Nekraševičių. Ačiū Lina, ačiū Rolandai ir gerbimieji kolegos, gerbiamas kancleriai, gerbiamas generalinį komisarė, institucijų atstovai, vadovai. Tai turbūt keletas tokių žinių. Faktas, kad visas šitas formatas, kam jisai skirtas. Jisai skirtas pasidžiaugti tuo, ką pavyko. Daugiau priežasčių, dėl ko džiaugtis, tikrai yra. Ne tik tai, ką Rolandas suminėjo. Turbūt viena iš tų priežasčių yra tai, kad mes kaip institucija, kaip Valstybės sienos apsaugos tarnyba tikrai įgaunam kito technologinio lygmens įrangą, kurią galime panaudoti saugant savo valstybę, saugant Europos Sąjungą. Gali pasidžiaugti ir mūsų partneriai, kurie visi suminėti, todėl kad tai nėra Valstybės sienos apsaugos tarnybos tik tai įrankis. Tai yra įrankis skirtas visoms teisės saugos institucijoms, užduočių, kurioms šitą įrangą yra naudojama, yra N, turbūt visų neišvardinsi, bet ir policijos, ir viešas saugumo tarnyba, ir sveikatos apsauga, ir objektų strateginio apsauga. Ta prasme, sukasi labai įvairiai. Taip, tai yra STS-o, specialios tranzito schemos sraigtasparnis, bet pats projektas iš principo integruotas ir su kitais įsigijimais, ką minėjo Rolandas. Geopolitinė situacija verčia ieškoti efektyviausių įrankių, valdyti grėsmės ir aš manau, kad šitas įsigijimas, šitas projektas prie to ženkliai prisideda. Kiekviena institucija, kuri buvo paminėta, pasinaudosiu tikrai progą. Vidaus reikalų ministerija, policijos departamentas, užsienio reikalų ministerija, kurie lygiai taip pat užtikrina STS-o kontrolę per kitus mechanizmus. Centrinė projektų valdymo agentūra, viešųjų pirkimų tarnyba. Institucijos, be kurių čia nebūtumėm susirinkę, nebūtumėm džiaugiasi arba būtumėm kažkur užstrigę. Tai tikrai visiems nuoširdus ačiū. Ir ko norėtųsi nepamiršti, tai kad tai yra tik tai mažas elementas. Labai brangus, bet mažas elementas mūsų nacionalinio saugumo užtikrinime. Tai norisi palinkėti aviacijos valdybos kolektyvui, Rolando kolektyvui efektyviai išnaudoti įrankį, ieškoti efektyviausių veikimo būdų ir tokiu būdu prisidėti prie tiek mūsų Lietuvos piliečių saugumo, tiek ir prie visos ES piliečių saugumo užtikrimo. Gerbimieji, tai didvyrius paprašyčiau, didvyriam tie ir didmoteriam, kurios dirbote šitų projektų, paprašyčiau paploti, turbūt savo paplojama, ne? Šaunuoliai, tai sveikinimai sėkmingai įgyvendinus projektą. Ačiū. Baigiamąjį žodį kviečiu tarti Vidaus reikalų ministerijos kanclerį Dalių Kuliešių. Labadiena. Na, po plojimų turbūt tai komandai, tai grupiai žmonių, tiem, kurie net čia nėra turbūt, tai nieko daugiau ir nebepasakysi, bet tie plojimai jau įvyko, produktas yra, bet besėdint čia, tai vis dėlto keletas scenarijų prabėgo, ką aš norėčiau jums pasakyti. Ir tas keletas scenarijų turbūt apsistojo ties šituo, kad tai, ką kolegos čia pristatė apie projektą, tai kiekvienas projektas turi tam tikrą projektų vystymo kreivę, kuri prasideda, sakysim, 10% tokiu lėtų ilgų kelimu, tada iki 80-90% kylama pakankamai staigiai ir toliau jau toksai beribis vystymas, siekimas ten idealumo 100% ir taip toliau, kuris praktiškai neribotas laikė ir taip toliau. Tai jūs, ponai ir ponios, paėmėt aukso dalį. Tas kreivė, kuri čia pat kilimas, čia pat rezultatas, auksinis projektas, auksinės mintys, auksiniai žmonės, kurie visą tai sugebėjo padaryti.
šitą dalyką reikia įsirašyti į istoriją. Kaip turi būti vystomi projektai. Turėjau keletą gyvenime irgi panašių, sakysim, projektų, kur tikrai neplanuotai ir su VPT patarimais ir su, sakysim, kitų įstaigų ir taip toliau, jie pavyko, praėjo. Na, šitas projektas, man smagu, kad turiu galimybę gyvenime pamatyti tokį projektą ir, ministerija, po ministerijos dar kažkada gyvenimasgi nesustoja. Tikrai šitas pavyzdys, jeigu aš tik turėsiu galimybę, aš jį pabadysiu pirštu ir pasakysiu, kaip reikia daryti projektus. Tai ačiū Jums. O tarp komandos turbūt verti ir Airbuso komanda, kuri su Jumis labai sunkiai dėrėjosi ir turėjo savo nuomonę, bet jie vis dėlto išgirdo tą poreikį, išgirdo Europos poreikį, išgirdo Lietuvos žmonių ir Lietuvos tarnybų poreikį. Tai dėkoju, kad partneriai yra tokie sumanūs ir supratingi, o pačio projekto vėlgi turbūt tos sraigtasparnio pasirinkimas vėlgi prasideda nuo, aš ne į save rodysiu, bet nuo žodžio aš. Kiekviena įstaiga, kiekviena komanda pirmiausia sako, ką aš noriu padaryti. Ir jeigu atsiranda aš noriu, aš žinau kaip ir aš padarysiu, tada mes galim ir išsikirpti tą 80% auksinio projekto sėkmę. Nes aš tai nėra vienas meninis, yra komanda ir komanda turinti aiškius tikslus, planą, kaip tą tikslą pasiekti ir galų gale rezultatas yra koks yra. Turbūt, nėra nei vieno nuleista nosim, kuris būtų kažko nepatenkintas dėl šito. Jo, sugaišta valandų, sugaišta darbo, emocijų, turbūt ir pykčių, ir džiaugsmo, visko buvo, bet manau, kad verta. Daiktas yra tiesiog įrankis tarnybai. Dingo užrašas, mūsų valstybės sienos apsaugos tarnyba pas mus lyg tai kampe buvo toksai nedidelėm raidelėm parašytas. Ne? Tai su tos tarnybos žmonės, pareigūnai, darbuotojai, turėdami įrankį, jie turi galimybę sėkmingai atlikti savo misiją. Tarnystę Lietuvai, valstybei, prisidėti prie Europos saugumo ir tuo pačiu, girdint, matant, kaip tas sraigtasparnis skrenda, papasakoti savo vaikams, savo tėvam ir taip toliau. Čia mūsų vyrai, čia mūsų moterys, čia mūsų tarnybos, kurios saugo mus ir dėl to mes esam ramus. Ačiū Jums, ačiū komandai. Dar norėčiau komandai pasakyti ne tik ačiū, bet ir perduotą maišelį, kur čia komandos vadovas. Ačiū labai. Ačiū Jums ir gerų projektų, saugios Lietuvos. Dėkui visiems, kadangi žodis baigiamasis, paplokim vieni kitiems ir kas pagal programą. Pagal programą oficiali renginio dalis baigta.